tinklalaidėje duok aštriau, tiesūs, nepatogus, bet reikalingi pokalbiai apie visuomenę, kultūrą ir mus pačius. Čia drąsa kalbėti tampa pokyčio įrankiu. Tinklalaidę su aštrumo prieskoniu žiūrėkite per RETA Plius televiziją. Penktadienio žiniose matysite, Šiauliuose vyksta dailininkų simpoziumas, kūrybinės dirbtuvės Saulė Šiauliai. Pristatyta paroda, kurią galima ne tik matyti, bet ir paliesti. Norint gyventi sveikai, reikia tikslo. Mokyklos ir priklausomybių prevencija – tai svarbiausia mūsų prevencijos bazė. Ką jos gali pakeisti ir ko jos negali. Apie tai kalbėsime su mokslo daktare Daiva Šukytė. Nepraleiskite laidos. Sveikata – brangiausias žmogaus turtas. Tad ką daryti, jei sunegalavus? Kur ieškoti pagalbos pirmiausia? Kaip nepasimesti patarimų ir informacijos sraute? Ir kaip išlaikyti ne tik sveiką kūną, bet ir sveiką protą? Visi atsakymai laidoje Negooglink sveikatos. Ar mūsų laidos pavadinimas "Suprasti Rusiją" neįsileidžia ir tokios minties, kad suprasti Rusiją vadinasi ją ir pateisinti, būti jai atlaidiems, empatiškiams? Tikrai ne. Mūsų noras geriau suprasti Rusiją grindžiamas britų rašytojo, tarnavusių ir britų žvalgybai, pasakytais žodžiais apie šią valstybę. Cituoju: "Turime gerai suprasti savo priešą tam, kad jį nugalėtume." Mes norime suprasti Rusiją ne kaip rusų poeto Tiutčevo apdainuotą gražią paslaptį, kurios beje nėra, o kaip žiaurų ir barbarišką vakarų priešą, kuris tukso mūsų pašonėje ir yra dar baisesnis už nacius. Labas, ką veiki? Jiem pasakyti? Labas, kaip gyveni? Aš jūs labai myliu ir tiesiog norėčiau pas juos gyventi. Gal kad suteiktų tą laimę, kurios aš negavau. Bet gal į gyvenimą labiau žiūrėčiau. Kitoks, pavyzdžiui, kambaris. Kiti namai. Gal pajusčiau tai, kas yra ta prasme, augti šeimoje. Padėkime išpildyti vaikų slaptas svajones. Tapkite globėjais ir įtėviais. O, sveiki. Sveiki. Labas. Labas. Ir kaip tau sekasi? Vaiko rytojaus nepalik rytojui. Pastebėjai galimą vaiko teisų pažeidimą? Skambink vaiko teisų linijai numeriu 8800 10 800. Nelauk, kol emocijos sprogs. Skambink 116 123. Vilties linija teikia emocinę paramą suaugusiesiems. Pokalbiai nemokami, anonimiški ir konfidencialūs. Linija dirba 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Ieškantis pagalbos yra stiprus. Rėmėjas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Atsitikus nelaimei, į pagalbą ateina žmogiškas dėmesys, šiltas drabužis, būtini maisto ir higienos produktai. Lietuvos Raudonojo kryžiaus komanda pasiruošusi suteikti humanitarinę pagalbą visoje Lietuvoje. Nelaimėje neliksi vienas, skambink 111. Daugiau apie humanitarinės pagalbos numerį redcross.lt.